Sveiki, pademonstruosime, kaip tiesiogiai importuoti iš UAB Rivilė išrašytas sąskaitas faktūras tiesiai į jūsų turimą buhalterinę programą. Tai gali atlikti naujausią versiją turintys solo vartotojai arba gamos vartotojai, kurie turi aukštesnė nei 106 versiją. 106 versijos vartotojai taip pat tai gali atlikti. Taip, ko reikia pradžiai? Pirmą kartą, prieš importuojant tiesioginiu metodu, reikėtų apsirašyti klientą, Rivilė, priskirti web adresą, taip pat susikurti dvi paslaugas. Tai yra viena paslauga aptarnavimo mokestis, kita paslauga papildomų valandų suma. Taip, visų pirma, nueiname į korteles, klientų korteles, susirandame UAB Rivilė, pakoreguojame. Taip, labai svarbu, kad įvestumėte teisingai įmonės kodą. Atsidarome alternatyvių adresų sąrašą. Čia turėtų būti įvestas alternatyvus adresas. Jeigu jo nėra, įsiveskite. Taip, pas mus yra, todėl mes koreguojame. Užpildyti reikėtų maždaug taip. Toliau, labai svarbus momentas yra, kad reikia pažymėti web apsikeitimą, kad mes keisimės tiesiogiai. Ir paspausti mygtuką priskirti web adresą. Kaip matome, įkrito web adresas Rivilės. Taip, jeigu jums neįkrito, vadinasi, blogai priskyrėte įmonės kodą. Štai čia. Taip, klientą priskyrėme. Dabar ką reikėtų padaryti, tai apsirašyti minėtas dvi paslaugas. Kaip matome, pas visus naujus klientus jos įkrenta automatiškai. Jų vesti nereikia, bet tarkime, jūs neturite. Galime pademonstruoti, kaip jas susimportuoti. Patį importo failiuką jūs rasite nuėję į YouTube. Taip, kaip matome, čia yra komentarai prie šio filmuko. Yra nuoroda. Jeigu ją paspausite, bus siūloma išsaugoti failiuką. Taip, mes tarkim pasidedam ten, kur mums patogu. Taip, mes išsisaugojame. Dabar reikėtų į paslaugų sąrašą tiesiog ateiti, paspausti mygtuką importas ir pažymėti tą failiuką, kurį išsaugojame. Spaudžiame OK ir mums sukrenta paslaugos. Taip, kadangi apsirašėme jau ir klientą, ir paslaugas, galime nueiti pirmą kartą į pirkimus, pirkimo operacijas. Čia spaudžiame mygtuką dešinį pelės klavišą ant mygtuko importas ir pasirinkame meniu punktą web importas. Sistema mums praneša, kad turime vieną dokumentą ir klausia, ar importuosime. Spauskite taip. Kaip matome, importuoja dokumentą. Įkrito vaštaraštis, atsiųstas iš Rivilės su atitinkama suma. Jeigu mes pakoreguosime, įsime į vidų, matome, yra išrašytas sąskaita už pasirinktą planą, mokestis fiksuotas ir už papildomas 2 valandas yra irgi kažkoks mokestis. Taip, atėjo ne tik patys duomenys, bet ir pati sąskaita PDF formatu. Jeigu mes paspausime mygtuką PDF ataskaitą, kaip matome, turime patį dokumentą, kuris yra pasirašytas elektroniniu parašu.
Jį galima atsispausdinti, galima nespausdinti. Šis dokumentas visada bus jūsų buhalterinėje sistemoje, todėl atsispausdinti galėsite pagal poreikį, tada, kai jau tikrai reikės. Taip. Jeigu kai patikriname gautą sąskaitą, jeigu jinai yra teisinga, aišku, mes standartiškai ją pažymime ir perkeliame. Kitas labai svarbus žingsnis, kad iš tikrųjų jūs patvirtintumėte, kad gavote sąskaitą ir kad su ja sutinkate, kad jinai yra teisinga. Tai vėlgi pažymime varnele ir spaudžiame eksporto mygtuką dešiniu pelės klavišu ir pasirenkame meniu punktą web patvirtinimas. Taip jūs išsiunčiate Riviliai patvirtinimą, kad jūs tą sąskaitą gavote. Paprastai dėl nepatvirtintų sąskaitų mes siunčiame priminimo laiškus. Tam, kad jūs jų nebegautumėte, jūs turite patvirtinti sąskaitą. Tai šiam kartui tiek. Jeigu norite sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje adresu www.rivile.lt.